kino studija. Internetuose pastebėjimas straipsnių, kad čia vaidenasi. Nesmė, kad žmonės, kurie rašė apie šį pastatą, net nežino, kokia buvo jo paskirtis. Ir ką daro 3 normalūs vaikinai, jie pasiima su savim kamerą ir bando įrodyti, ar vaiduokliai iš tikro egzistuoja. Kol kas manęs nieko nestebina. Na, visur atrodo tikrai ramu. Kaip matote, Kokia pradžia? kas buvo čia apsilankęs, tas yra labai svetingas žmogus. Na, galime aišku pradėti ir nuo pačių šudiniausių vietų, kur yra tamsiausiai. Čia ventiliacija, kuri neventiliuoja daugiau. Čia langai, kurie nebelanguoja daugiau. Čia aš paperdžiu. Smirda čia visur, bet gali būti, kad smarvė tuo pačiu ir nuo manęs eina. Tiksliai nežinau. Matome daug yra stiklų, ką tai gali reikšti. Tai gali reikšti tik vieną, kad langai buvo išdaužti. Atradau vieną puikų derinį. Kaip matote, nepabaigta cigaretė ir kažkas nusivalė savo subinę su šita nosinė. Ir iš tikro galiu pasakyti, kad ką matote, taip ir kvepia mums. Svarbiausia, čia yra labai gražus vaizdas. Prasme, žmogus manė, kad tikriausiai užtruks ilgiau nei pasitelkę kino magiją mes atsidūrėm visiškai kitoje vietoje ir po mūsų paskutinio radinio, kuris, na, šokiravo mumis ir iškilo dar didesnis klausimas. Leidžiamės į kitą kelionę. Ir man iškilo klausimas, ar dvasios irgi tuštinasi. Tai įdomu. Jūs matote, kad jisai sklydo, bet nieko čia nėra. Reiškia, mes ne vieni. Reiškia, visa žiniasklaida buvo teisi, čia iš tikro vaidenasi. Girdite garsus. Labai darosi baisu. Jie mus kviečia. Jie mus kviečia prisijungti prie mirusiųjų, bet aš dar nepasiruošęs mirti. Aš dar noriu gyventi. Labai gerai, jeigu mėgstat meną ir nenorite eiti į prestižinės galerijas, galite ateiti čia. Čia matote visur aplinkui pilna meno kūrinių. Čia yra, spėju, kad... Tubikas? Taip, kuriame, man atrodo, nėra tubiko. Bet plytelės geros. Plytelės iš tikrųjų sudėtos, matosi, kad dirbo profesionalai. Operatoriau. Na, aš tai jūsų dėmesį tikras vaiduoklių darinys. Ką tai galėtų reikšti? Na, manau, tai iliustruoja, kad vis dėlto ne tik vaiduoklius suradom, bet ir įrodėme, kad vis dėlto Adolfas Hitleris yra gyvas ir jis gyvena čia. Ir taip pat norėčiau padiskutuoti su jumis šitą piešinį, jeigu operatorius galėtų atsukti, nes mano manimu gripas yra tik vienas ir grips niekad nerašoma. Čia yra panašu į tą Pokemoną, koks ten su tokį trikampinę strelį. Nieko čia bet. Negesda. Mes esame laipinėje. Negesda, kaip yra posakis, gyvenime turi kilt į viršų, bet niekad į apačią nekilt. Darosi šiek tiek baisu ir kažkas atrodo lenda man iš užpakalio. Bijau pasakyti, kas tai. Čia hemorojus. Hemorojus. Tai yra stogas. Ant jo mes nelipsime, nes... Raudonų plytų stogas. Taip. Ant jo mes nelipsime, nes kaip yra posakis pagonių kultūroje, dvasios gyvena ant stogo. O jos negyvena ant stogo. Jos gyvena ant stogo. Čia žmonės, aš vėl susipažįstu gramatika. Jie turbūt norėjo parašyti, kad we riot, bet jie parašė, kad jie tiesiog pūna. We rock. Užkalti langai yra, tikriausiai dėl to ir yra tamsu. Bijau, žinai, prie išvadų iškart taip greitai. O, Dieve, smirda neaiškia medžiaga. Bijau, kad nesusirgčiau penio vėžių, nes tai yra realu. Labai nemaloniai smirda. Mes todėl keliaujame toliau. Bet pažiūrėkite į žemę, ar matote šios pėdsakus? Wow. Kieno tai pėdsakai? Tai tikrai ne mūsų pėdsakai. Ne, mes į priekį tik einam. Bet klausimas, ar dvasios turi pėdsakus? Kol kas apie 15 minučių vaikštam ir
vis dar antro šūdo neradome. Tai yra gana geras ženklas mums. Ir jums turbūt. Visada man sakydavo, niekada tavo nesustok. Net ir jei esi įėjęs į didžiausią šūdą, kokiam tik esi buvęs. Ir tau yra labai baisu ir tu nori apsišikti savo kelnes. Bet tu negali, nes šalia tavęs yra dar 2 žmonės. Kaip matote, jau mane nori kažkas pasimti į dangų. Ir yra skylė. Ne, čia liukas. Dar vienas meno egzempliorius. Šį kartą su kratiniais. Matote, kad vaiduokliai kritikuoja pačius žmonės. Tai yra labai negražu. Ir aišku, eilinis b***nes. Dar taip arti kito buvęs, tai mano jo patirtis. Vaiduokliai turi rūbų, H2O kepurę. Reiškia, vaiduokliai vartoja vandenį. Reiškia, jie yra kaip mes. Žmonės. Ir gali būti, kad... Bet ne žmonių pavidale. Ir gali būti, kad šitas visa eilė rūbų inicijuoja dar vieną kažkokį mums nežinomą ritualą. Ir neaišku, kas tai yra. Na ir atėjome didžiausią erdvę čia. Taip, nes čia. Kaip matote, čia yra labai didelė erdvė ir gali būti, mano spėjimas yra, apžiūrėjus šį pastatą visiškai, kad čia vyksta patys baisiausi dalykai ir čia naktimis susirenka vaiduokliai. Ar matote šį dulkių kamuolį? Taip. Čia yra kapavietė. Čia yra vaiduoklių kapavietė. Čia kas apsilanko, tas būna palaidotas čia ir tik laiko klausimas, kada mes ten atsidursime. Dviese čia ir yra 2 panašus daiktai į transformerius. Ar tai sutapimas? Tai inicijuoja lyg šitie veideliai žvengtų iš mūsų, kad mes čia atėjome ir tiesiog mes laukiame kada. Jie perduoda mums signalą, kad mes galime negrįžti namo šiandien. Kada mes mirsime, aš laukiu. Tomai, einam. Tai čia yra gana tamsu ir labai aukštai. Tai tik simbolizuoja, kad dvasios ūgio neturi. Dvasios yra dvasios. Padariau blogiausią dalyką, ką galima padaryti. Išleidžiau garsą. Ir dabar tik laiko klausimas, kada mumis pagaus. Mes matome vardus ant sienos. Aušrinė, Živilė, Aurimas ir dar kažkoks Domaka. Nu čia turbūt lengas buvo. Bet esmė, kad viskas yra užrašyta jų pačių krauju. O čia mes matome jų paskutinio gyvenimo juostą. Mes neturime tokių technologijų, kad parodytume jums, kas ten nufilmuota, bet... Nes čia 90-ų, 90-ų vaikai supras. Taip, o mes, kadangi esam... 90-ų, tai mes suprantam. Mes Geras. Suradome dar vieną neįtikėtiną radinį. Kaip matote, čia yra elektroninė cigaretė ir taip aš kaip ir maniau, vaiduokliai rūko elektroninės cigaretės nepaprastas, nes jie nori, nes rūkydamas elektroninės cigaretės tu ir sutaupai, ir meti rūkyti paprastas. Nes vaiduokliai neturi kūno, jie garina ir jie yra iš garų. Įrodyta moksliškai. Taip jie patys padidėja, kai garina, nes garai ir... Biologija, 10 klasė. Kaip ir pamiršome pabaigti video, tai pridedu šitą super duper gerą sceną. Ten yra dar vienas kotas. Kas? Ten yra dar vienas kotas. Galim nufilmuoti. Okay.